Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams. Eteryje lietuviškos muzikos laida. Na dabar eteryje kalbuosi su atlikėju Andriumi Rimiškiu. Sveiki, Andriu. Sveiki. Malonu girdėti balsą ne tik dainuose, bet ir pokalbio metu. Ir pirmą kartą čia šnekučiuojamės, tai visų pirma, aš norėčiau klausyti tokio klausimo. Tai kaip viskas atsitiko, kad pradėjo dainuoti ir kada tai buvo, tokie pirmi galbūt pasibandymai ir apskritai kaip supratot, kad noriu dainuoti? Aha, čia gerai istorija prisiminti bus iš tikrųjų. Dainavimas, muzika, instrumentai apskritai visą laiką turbūt nuo gimimo lydėjo, nes tiek iš mamos pusės, tiek iš tėčio pusės, seneliai vieni ar kiti maždaug plius minus daugiau mažiau buvo susijęs su muzika. Bet iš tikrųjų tai pagrinde aš pats pradėjau turbūt dar darželyje, žengdamas vieną koją jau į mokyklą, pradėjau dainuoti mokyklos renginiuose, paskui ką rasdavau iš instrumentų visada patikrindavau juos, kas tai per daiktas ir panašiai. Tai žodžiu gavosi taip, kad turėjau akordeoną, kuriuo nemokėjau grot pradinukas būdamas ir aš jį tampydavau labai, bet kaip išeidavo ir žodžiu tėvai suprato, kad šis garsas netinka keliauti į muzikos mokyklą. Tai va, tada stojau muzikos mokyklą, ten mokiausi su instrumentais, akordeonu, klavišais ir visa kita, ir galiausiai dainuodavau įvairiausiuose mokyklos renginiuose, tada taip toliau ir toliau vis daugiau mokiausi, tada galiausiai susiradau ir gitarą. Tai tuo metu su gitara nebuvo mūsų pedagogų Rokiškyje, kai aš mokiausi, tai teko pačiam rinktis, gauti informaciją, medžiagą, akordus ir, žodžiu, pasėsdavau į valtelę mūsų ežeriukę, išplaukdavau ir aš ten grodavau, brazdindavau, kaip kol galiausiai išmokau kelis tos akordus. Na ir paskui jau, kai paauglystė, branda, visa kita ir kūryba, ir daugiau instrumentų, ir galiausiai tai tas laikas, kai reikėjo pasirinkti, kur studijuosiu, tai pasirinkau muzikos pedagogiką. Bet patekau į realybės šou, tai va taip ir prasidėjo. Taip, žodžiu, viskas rutuliojosi ir šiai dienai yra kaip Andrius Rimiškis dainuojantis žmogus. Aha, sakykit, aš visada klausiu atlikėjo tokio klausimo. Rimo Šapauskas čia yra pasakęs, kad didžėjum reikia gimti. Tai man labai įdomu, kaip jūsų kokia nuomonė atlikėjų irgi reikia gimti, ar tiesiog bet kas gali dainuoti. Kaip jūs pasakytumėt? Aš manau, kad iš tikrųjų dainuoti tikrai gali, bet kas tik tai turi noro, turi kažkokias tai... Bet svarbiausiai turbūt noras, ar ne, vėlgi yra? Svarbiausia noras, nes, kaip sakau, muzika tai yra kaip terapija. Jinai tiesiog atpalaiduoja, jinai leidžia geriau pasijausti, galiausiai, jeigu tikrai pavyks ir dainuojas iš širdies, tai tikrai ir kiti žmonės tą jaučia ir gali tą skleisti muziką. Tai tikrai aš manau, kad gali tai daryti tikrai dauguma, nes tikrai ir mokytis galima, ir tobulėti galima, ruoštis tam, bet svarbiausia tai labai tikėti, norėti ir labai stipriai to siekti. Tai tikrai aš manau, kad tai galimas dalykas, žinoma, vokalai būna tikrai išskirtiniai, tikrai jau gimsta net su tikrai neapsakomai gražiais vokalais, bet tikrai viskas yra išmokstama ir, kaip aš minėjau, nebūtina turėti pačio geriausio balso pasaulyje, kad skleistų muziką. Tiesiog reikia tai daryti su tikėjimu, nuoširdžiai ir aš manau, kad tai pasijaus ir viskas gausis kuo puikiausiai. O dabar sakykit, kaip atsitiko, kad patekot į tą realybės šou, kaip ten viskas vyko ir apie tą norėčiau, kad pakalbėtumėt, truputį papasakotumėt. Jo, tai iš tikrųjų, kadangi čia beveik 18 metų praėjo nuo to realybės šou, tai laikas nestovi vietoje. Tai tuo metu buvo viskas dar kitaip paprasčiau, dar būdavo labai daug spaudos paprastos, popierinės ir vienam žurnale tiesiog būdamas dar ir augdamas tėviškai 12 klasėje, dar kaip tik paskutiniai metai buvo mokytis, žodžiu, pavarčiau žurnalą ir radau anketą, kurioje buvo kvietimas registruotis į muzikinį realybės šou, kurio dar tokio nieks nematė, tokio dar nebuvo ir iš tikrųjų taip ir buvo. Tuo metu buvo pirmasis realybės šou toksai muzikinis kelias į žvaigždės ir, žodžiu,
ranka, iškirpau aš tą lapą puslapį, tada pradėjau piešti, pildyti anketą. Gavosi taip, kad jau ir stojamieji ant nosies, tai žodžiu, aš viską taip gražiai surašiau, supildžiau juodą ant balto lapo, pripiešiau dar žvaigždučių visokių ten. Ir galiausiai aš tą, reiškia, laišką su anketa, važiuodamas į Vilnių jau į stojamuosius muzikos pedagogiką, įmečiau į pašto dėžutę. Ir taip visai netikėdamas laukiau atsakymo, aišku, šio porą savaičių gal nesulaukiau, bet jaudamas žolės, taiga, man kažkoks numeris skambina ir sako, sveikiname, jūs patekote į realybės šou Kelias į žvaigždes. Sakau, nemeluokit, žodžiu, ir netikėjau tuom, bet galiausiai tikrai nuvažiavau pirmą atranką, praėjau tą pirmą atranką, buvo antra, trečia ir jau turėjau pranešti apie patekimą, bet vėlgi atsakymo negavau, galvojau nebepatekau, tai tada pildžiau dar į kitą realybės šou, dar Dangus tuo metu buvo. Taip, pamenu. Ir tada tiesiog dar po 2 dienų jau gavau skambutį, kad sveikiname jūs patekus į muzikinį projektą. Tai va tada jau patekau į tą muzikinį projektą ir jau prasidėjo, kaip sakant, įdomybės. Pamačiau to, ko nematęs, nes viskas buvo neįsivaizduojama, kaip galima būti filmuojama ir rodomam per televizorių, per visą Lietuvą. Tai va, tas šou prasidėjo ir kurį supratau galiausiai, kai viskas baigėsi tik po kokių metų gerų, kas ten bebuvo. Bet tai ar sunkus tas kelias buvo tame kelyje, būtent realybės šou Kelias į žvaigždes, būtent tuo metu tas visas, kaip vyko tas procesas, ar jis daugiau buvo įdomus, ar jis daugiau buvo varginantis, koks jis buvo iš tikrųjų? Jis buvo apskritai, nei prodiuseriai, nei organizatoriai, nei mes nežinojom, kas ten per projektas, nes tai buvo vienas pirmųjų. Ir tai buvo ne tik muzikinis šou, tai buvo realiai ir gyvenimas. Ir, kaip aš sakau, 4 mėnesiai mes buvom patalpoje, kurioje nebuvo nei langų, nei socialinių tinklų, nei telefonų, kuriais galėtumėm naudotis, neleisdavo mums ir laikraščių skaityti, populiarumo klaustukų, visą kitą. Tai mes buvom uždaryti, kaip sakyti, tokioj patalpoj, kurioje mokėmės ne tik dainavimo, šokio ar apskritai, bet mes mokėmės ir gyventi, draugauti, bendrauti ir mūsų kompanija buvo labai skirtinga, kiekvienas su savo kūrybinėm mintim skirtingom. Labai buvom skirtingos asmenybės, nuo rockerių iki hip-hoperių ir stiliaus ir įvairiausių boheminių dalykų ir visą kitą, tai mes mokėmės ten ir gyventi, ir bendrauti ir panašiai. Tai buvo viskas labai tikra, nuoširdu. Ir buvo tikrai nelengva, nes kuo toliau būdavo pasiruošimai, tiesioginiai eteriai, naujos dainos ir panašiai. Kiekviena diena būdavo nuo ankstyvo ryto prasideda pamokomis įvairiausiamis, tai to laisvalaikio irgi kaip ir nebūdavo daug. Bet žodžiu buvo tikrai įsimintina, tai buvo kažkas tokio nerealaus. Dar atsimenu ir dar kaip klausė, kaip čia su ta gitara visur tu pasirodė. Tai aš labai paprastai pasakysiu dar, kad reiškia, kai mes vyrai daina, pirmoji mano daina, kurią atlikau tiesioginėme eteryje, jau žengdamas tą atidarimą, choreografai pastatė šokį, kur man reikėjo eiti šokti per repeticiją prieš renginį. Ir žodžiu, kai pamatė, kaip aš šoku, sako, kabinkit jam gitarą. Tai va, ir nuo tada su gitara neišsiskyriau niekur. Ir va, žodžiu, tas kelias buvo labai įdomus ir iki šiol aš jį prisimenu ir tikrai davė mums labai didžiulį trampliną siekti tavo muzikinių svajonių ir eiti priekį, kur daryti, kad galėtumėm tiesiog tą muziką savo skleisti klausytojams žmonėms. Taip, ir kaip žinia, pavyko jį ir laimėti. Tai va ir tai buvo. Tai buvo iš tikrųjų toks, manau, tuo metu tikrai tas realybės šou, aš kiek pamenu, buvo labai labai stipriai populiarus ir tuo metu tikrai buvo labai didelis pasiekimas, aš manau, laimėti tą šou, ar ne? Taip, ir tikrai aš mažiausiai to tikėjausi, nes aš ir studiją sustabdžiau dėl to, kad galvojau, kad įpusėjus projektui jau tikrai grįžo, gal į studiją bus iškritęs, bet taip gyvenimas sudėliojo, kad iš tikrųjų tą projektą laimėjau ir tas laimėjimas buvo netikėtas, nes dieną prieš jau tiesioginį eterį, prieš finalinę kovą ten muzikinę, dar mane ir greitą išvežė tiesiog atsigauti, nes organizmas buvo labai išsekęs, visi buvo iškritę ir aš patalpose tose dar buvau likęs vienas prieš eterį, tai tiesiog buvo labai sunku, jau nieko nebesinorėjo, iš tikrųjų apie finalus tik mažiausiai ir galvot norėjosi.
Bet kažkaip dainomis tas žmonių palaikymas scena duoda savo gyvenime. Ir tikrai lipdamas į sceną jaudulys beprotiškas, bet kai tu užlipi pamiršti viską. Tiesiog džiaugies tomis akimirkos, džiaugies muziką ir džiaugies tai, ką turi. Tai tas turbūt susidėjo viskas ir tada tai atsimenu, kad vedėjas sako, skaičiuok iki 0 ir pasakysim laimėtoją. Tai skaičiavau ne iki 0, o iki 3, žodžiu, pasimetęs. Ir tada pasakė, kad aš laimėjau. Tai čia buvo tikrai kažkas tai tokio. Na ir kaip toliau tas gyvenimas klostėsi? Aišku, kad buvo daug gerbėjų, gal net įkyrių buvo gerbėjų, ar ne? Visko turbūt buvo. Įvairiausių gerbėjų. Kaip aš sakydavau, visada smagu būdavo bėgti kuo daugiau žmonių, nes tas dėmesys buvo beprotiškai daug. Pliušinių žaislus mėtydavo tiesiog debesimis, tūkstančiai jau būdavo parašai, foto ir visa kita. Ir iš tikrųjų buvo labai įdomu kurį laiką. Paskui jau viskas taip pabodo, norėjosi ramybės. Tai tada visada viešas vietas stengdavaisi aplenkti, nebent tik tai būdavo renginiai. O tai pavyzdžiui, jeigu atostogauti, turbūt gal netgi nebūdavo taip, kad reikdavo kažkur už Lietuvos ribų važiuoti, palsėti nuo gerbėjų. Teko ir važiuoti ir iš tikrųjų buvau išvykęs į kitą šalį ir galvojau, kaip smagu dabar, ten tos kelionės nebuvo tada tuo metu labai, labai populiarios kaip šiai dienai į kitus kraštus, bet sakau, tikrai nebus jau, nesutiksim su jūs, pabūsim ramiai ir tiesiog iš nugaros labą dieną, Andriau, kaip smagu iš čia matyti, tai visur sutikdavai. Ir paskui, žinoma, jau tada atsirinkdavai, nes būdavo įvairiausių, natūralu, kaip ir gyvenime, negali būti viskas gerai arba taip. Tai visokiausių nuomonių buvo tiek gerų gerbėjų, tiek keistų gerbėjų, tiek įvairiausių situacijų, bet neskaitant to labai džiaugiuosi ir sakau, palsėti norėjusi, pabėgti norėjusi, tada pradėjom augti, suaugom ir šiai dienai aš labai džiaugiuosi, kad į koncertus tenka važiuoti ir parodo koncertuose nuotrauką, kai aš mažiuką kūdikiuką laikau rankose ir šiai dienai tas kūdikiukas atsineša savo nuotrauką, sako, va čia jūs mane laikėt prieš 17-18 metų savo rankas ir jau užaugęs. Čia tikrai super. O sakykit, pradedančiam atlikėjui, patartumėt dalyvauti realybės šou kažkokiam, ar tiesiog galbūt kažkaip kitaip reiktų siekti tos karjeros? Kaip jūs sakytumėt, iš savo pusės? Aš pirmiausia, tai visada sakau, kad svarbiausia daryti tai, kas patinka, ką myli, ko nori. Niekada neleisti galvos, jeigu kartais nesiseka, kartais ten būna įvairiausių situacijų, kad tu galvoji, kad tai ne man ir aš to daugiau nebedarysiu. Priimti įvairius gyvenimo šauktukus, klaustukus, kokie jie bebūtų ir tiesiog siekti savo svajonės. Ir jeigu ten, sakykime, tikrai nori kažkur kažką siekti su muzika ar apskritai ten būna įvairiausių tų projektų, tai pradedančiam žmogui nereikia bijoti rizikuoti, nes rizika, aišku, yra toks dalykas, bet ji reikalinga. Tai tiesiog reikia siekti, rizikuoti ir tikrai patarčiau dalyvauti. Jeigu šiai dienai manęs klausia, ar ir siūlo, tarkim, dalyvauti projektuose, tai aš manau, kad čia kaip koks universitetas arba mokykla, tau yra galimybė suteikta, tu mokaisi, tu sieki, tu pabaigi tavo, kaip dabar šiuo atveju, sakykim, tą realybės šou, arba šiaip šou kažkokį ir tada jau toliau pats turi siekti kažko naujo, kažkur eiti į priekį, nes gali stovėti vietoje, kaip ir gyvenime. Visada turi kažkur siekti, kažką daryti ir kažkur eiti. Tai patarčiau dalyvauti. Naujiems žmonėms tikrai patarčiau ir apskritai visiems žmonėms patarčiau eiti, daryti, siekti tavo svajonių bet kam. Tai ne tik jauniems apskritai. Nes turiu tikrai vieną mano muzikos mokytojas, vokalų mokytojas, tarp kitko, kuris mus mokė realybės šou metu. Jis pradėjo užsiminėti muziką ir vokalų tik tai 35 metų. Ir tapo profesionaliu pedagogų, pas kurį žymiausi žmonės jie mokytis vokalą. Pasirodo, vėlų irgi nebūna. Nebūna ir vėlų, tikrai taip. Taip, dabar norėjau klausti, jūsų sesuo taip pat pasirodo daininga, ar ne, ir prisijungia prie jūsų, bent jau keletą singlų čia yra pas mus radijo stotyje. Taip. Tai galit plačiau gal apie tai papasakot, kaip viskas vyko ir kaip tiesiog sugalvojat duetų dainuoti.
Jo, tai vat, kaip ir minėjau, pas mus šeimoje turbūt yra kažkoks toks meninė gyslutė, vis tiek yra jinai ir sesutė mano mažoji, kaip aš ją vadinu, yra 11 metų skirtumas tarp mūsų. Ir žodžiu, kai aš ypatingai ten ir vaikystėj grodavau ir toliau tas realybės šou, kur patekau, tai jinai visada tai matė, jautė ir, kaip sakyt, visada augom kartu, padėjo aš tėvams ir auginti ir mes tiesiog labai daug laiko leidom kartu ir jinai tą muziką irgi šalia girdėjo visą laiką. Na ir paaugus jinai pradėjo kurti labai įdomias eiles, būdama maža labai tokius žodžius rinkdavo ar tokius tekstus kurdavo, žodžiu, prasidėjo jos kūrybinis etapas, galiausiai kaip paauglystė pradėjo rašyti eiles ir jau pati irgi grot gitarą, pradėjo kurti muziką, tokias dainelės, tada bardų stovyklos, dainamoji poezija tokia, tai vat linkusi prie meno tokia buvo ir išleido savo ten tokią autorinę, sakykime, eilių, dainų, knygelę, kurią įsiamžino ir įstojo studijuoti toliau, žinom, persikraustė į Vilnių. Tai mes su tėvai sugalvojom, kad reikėtų padaryti dovaną ir kad jos kūryba neužsimirštų įrašyti vieną iš dainų, kurią turbūt girdėjote, Tave matau. Tai mes padovanojom jai studijinį įrašą, kur važiavam kartu įrašinėti šį kūrinį. Galiausiai sugalvojau prisijungti padainuoti ir aš kartu ir paskui pamatėm, kad rezultate kūrinys Tave matau visai gerai suskambo. Tada galvoju, ko nepasidalint su klausytojais, su draugais, su gerbėjais ir įsidėjau tiesiog į socialinius tinklus. Ir galiausiai šią akimirką jau išleidom ir antrą dainą ir dabar jau ruošiam ir trečią dainą ir važiuoti pasirengę jau kitą atėjantį savaitgalį koncertinį turą per Lietuvą kartu su gyvo garso grupe. Tai į tą muziką taip įsitraukia ir eini tiesiog, nežinia iš kur gali užklupti idėjos ir mintis ir turi tokius rezultatus. Taip, tai dabar kaip tik ir norėjau paklausti apie koncertus, koncertinis turas, apie jį plačiau. Tada pakalbėkit. Taigi, taip, kadangi tas kūrybinis kelias kažkaip labai paskutiniu metu suaktyvėjo ir tos naujos dainos ir kaip ir sesuo minėjau, kalbėjom, prisijungė. Ir apskritai turėjau visada tokį norą, kad kažkaip atgaivinti koncertinį gyvenimą su gyvo garso grupe. Ir tai galvojau, prieš 7 metus pradėjo daryti, bet čia aišku visokios koronos ir visą kitą, nes anksčiau turėjau muzikinę grupę labai labai seniai ir sakiau, kad anksčiau vėliau vis tiek grosiu su gyva muzika. Tai tada atsirado pusėserim tos dainos ir sakau, viskas, šį rudenį jau pradėti reikia muzikinį turą galvoti ir aplankyti tiesiog klausytojus važiuodami per Lietuvos miestus. Tai susirinkome gyvo garso grupę, Raminta irgi pasiruošė savo jau dar tolimesnės, didesnės programos, susikotravom žodžiu ir dabar su naujieno muzikinė dar papildomai ir visokiom kitom staigmenom keliausime jau nuo artėjančio šeštadienio per Lietuvą pakoncertuoti ir parodyti, kokią programą esam paruošę. Tai ko gero, kad aišku galima rasti viską internete, ar ne, kur vyks koncertai, žmonės gali pasidomėti. Jo, galima rasti, pirmiausia, 21 dieną būtų Rokiškyje, tada Panevėžyje 26 dieną, Alytuje 27 dieną. Ir tikrai galima stebėti ir galima prisijungti ir bendraujant per socialinius tinklus tikrai ir su klausytojais, ir su gerbėjais susirašinėjom. Tai tikrai jaudulys yra didžiulis, dainos suskambės visai kitaip, ir senos, ir naujos, nes, kaip ir minėjau, tikrai grupėje 6 muzikantai profesionalūs ir tas gyva muzika visada yra kitokia, jinai yra tikra, nuoširdi ir tikrai visų labai lauksime. Ir, kaip sakau, brolio ir sesers istorija jau keliauja per Lietuvą. Smagu, tai gal kažkoks yra dar planuose ir albumas ateityje išleisti, ar madinga apskritai dabar leisti tos albumus, nes pakalbu su įvairiais atlikėjais, tai vieni nori išleisti dar vis tą kompaktinę plokštelę, kiti vinilą, o treti sako, kad tiesiog geriausiai internete, kažkokia platformose internete leisti albumus. Tai čia žiūrint, aišku, kokia prizmė ir kokio kampu žiūrėsi. Tas albumas, jisai, kaip sakytų, jį augini ir paskui tiesiog nori surašyti kažkokią plokštelę, ar kad ir vinilinę, arba CD, sakykime, kai būdavo anksčiau labai populiaru, kaip tokį savo atsiminimą, kaip tokią atributiką, kaip kažkokią istoriją. Žiūrint iš kitų kampų, aišku, gal ir neapsimoka šiai dienai to daryti, bet, kaip ir sakau, tai yra svarbu, kad tu savo istoriją rašaisi.
Tai tikrai ruošiu ir jau kaip ir turiu ir tai būtų gal, sakykime, kaip daugiau dovaninis formatas, kaip ir sakau, tributika, bet aš manau, kad ateityje tikrai turėsiu ar vinilinę, ar tų pačių kompaktų šiek tiek tokią prisiminimo daiktą tokį. Tai tikrai bus. Supratau. Tai dabar belieka pasiklausyti pačios naujausios dainos ir gal apie ją trumpai. Jo, tai irgi galiu pasidžiaugti, kad tai yra Ramintos kūryba, kurią tik tai vienas šį kartą, reiškia, įamžinau. Ir vėlgi daina apie tikėjimą, viltį, kad gyvenime tikrai mes turim daug neatsakytų dalykų, daug klaustukų, kodėl, kaip, kas už ką, bet, žodžiu, gyvenimas yra visoks, kartais džiuginantis, kartais liūdnas, bet vis tik jis yra ypatingas. Tai reikia jo džiaugtis, koks jis bebūtų, reikia mylėti ir visada turėti tikėjimą, viltį, ėjimą į priekį ir pradėti reikia visada, čia ir dabar, nežiūrint į praeitį. Tai dabar galite pristatyti kūrinį, aš jau spaudžiu mygtuką, tada ir groju šitą dainą tavo balso klausytojams. Taip, tai naujausias kūrinys, Nebeklausk manęs. Klausom, o aš dėkoju už pokalbį ir linkiu jums pačios geriausios kūrybinės sėkmės, gerų koncertų, daug gerbėjų ir ačiū dar kartelį už pokalbį čia Radio stoties Tavo balsas eteryje. Ačiū labai, geros dienos ir iki. Geros dienos, iki. Saulėtų kraštų tabu, nei iš tolo neprilygsta, kur gyvenu, mėlynų žvaigždžių karu. Aukso dulkėm byra valandos senų laikų, sako paslaptį turiu ir šventai aš ją tikiu. Mano toliai tolimų krantų šventas badas prarasties, kur nauja diena iškvies. Svajo šaukėsi naujos lemties. Nebeklausk manęs, kam sudėjau bures ir kelius visus uždariau. Nebeklausk manęs, ar tai buvo tiesa, juk po vakaro ateis diena. Kartais būna suprantu, kartais būna prarandu. Vidury pilkų dienų žmonės sukasi ratu, viskas sukasi kartu. Baltų pasakų miškų, ten sniegyno savo pėdsakus ir vėl randu, išbučiuotas sidabru. Mano angelas prabils žiemos šerkšnu. Nebeklausk manęs, kam sudėjau bures ir kelius visus uždariau. Nebeklausk manęs, ar tai buvo tiesa, juk po vakaro ateis diena. Kartais būna suprantu, kartais būna prarandu. Vidury pilkų dienų žmonės sukasi ratu, viskas sukasi kartu. Sudėjau bures ir kelius visus uždariau. Nebeklausk manęs, ar tai buvo tiesa, juk po vakaro ateis diena. Kartais būna suprantu, kartais būna prarandu. Vidury pilkų dienų žmonės sukasi ratu, viskas sukasi kartu. Nebeklausk.